Sveiki, mano vardas Justina, esu dizaino studijos Unique Design įkūrėja ir pagrindinė dizainerė. Šiuo metu jūs esate Dear Body kineziterapijos klinikoje, kuri tik neseniai atidarė savo duris ir turėjom garbę sukurti šitai klinikai jos interjerą. Klientai, ieškodami patalpų savo kineziterapijos klinikai, ieškojo, kad patalpos būtų šviesios, bet kartu jose būtų galima sutalpinti skirtingų funkcijų erdves. Klientų prašymas, kuriant interjero koncepciją, buvo, kad patalpos būtų šviesios ir jaukios, kad klinika tiesiog alsuotų jaukumu ir ramybę. Iš tiesų, ta ramybė reikalinga klientui, kad jisai susikoncentruotų į savo kūną, kad patalpos ir interjero stilius jo neįpareigotų jaustis griežtai, susikaušusiai. Dėl to patalpose norėjo sukurti jaukumo ir lengvumo emociją. Kuriant interjero koncepciją, žaidėme pagrindiniais elementais. Tai funkcija, forma ir estetika. Tai kaip ir minėjau, šviesus, švelnus interjeras su tam tikrais tekstūriniais elementais balduose, sienose, kuria estetikos pojūtį, taip kaip ir šviesi spalvų paletė. Klinikoje buvo naudojama ovali, aptaki, organiškų formų. Tai buvo pasirinkta neatsitiktinai, kadangi žmogaus kūnas taip pat nėra sudarytas iš griežtų linijų. Jis yra aptakus, ovalus, tai šios linijos turėjo atsikartoti į erdvėje. Per persirengimo kambarių, arkų formą, per šviestuvų diržų elementus, akcentus lovose ar baldus. Jeigu pasižiūrėtumėme į visus linkius, taip kaip egzistuoja žmogaus kūne, lygiai taip pat atkartojame ir interjero detalėse. Kuriant kineziterapijos klinikos interjerą, didžiausias iššūkis buvo nedidelėse 60 kvadratinių metrų patalpose sutalpinti skirtingas erdves. Į 60 minėtų kvadratinių metrų reikėjo sutalpinti kineziterapijos kabinetą, sporto salę, darbuotojų virtuvėlę, 2 persirengimo kabinas bei jaukų laukiamąjį. Iš tiesų, šitame etape turbūt praleidome daugiausia laiko, kuomet galvojame, kur stumti sieną, kur pastatyti kėdę, kaip išplanuoti tą erdvę, kad jinai būtų ir funkcionali, ir estetiška. Bet manau, pamatę rezultatą, pamatysite, kad viskas pavyko puikiai. Vienas iš svarbių kriterijų dirbant su baldų gamintojais yra terminai ir reaktingumas. Tai lino baldai visada sprendžia problemas optimaliai, greitai, reaktyviai ir svarbiausia dizaineriam ir klientam laikosi terminų ir pagamina baldus laiku.